Automobilio vairavimas tampa vis saugesniu. Automobilių gamintojai nuolat tobulėja, stengdamiesi apsaugoti keleivius. Vaikai yra ypatinga rizikos grupė, nes jie yra per maži, kad galėtų naudotis įprastiniais saugos diržais. Štai kodėl vaikų saugumas iki 1,50 m ūgio ir 12 metų amžiaus turi būti tinkamai užtikrintas. Todėl gera automobilinė kėdutė turi ne tik apsaugoti nuo autoįvykių, bet ir užtikrinti vaiko komfortą joje, bei atitikti vaiko amžiaus grupę bei svorį. Tačiau kaip iš tikrųjų automobilinės kėdutės yra gaminamos? Pažvelkime iš arčiau į šį procesą. Visų pirma, automobilinė kėdutė kompiuterio pagalba yra suprojektuojama. Apsaugai nuo šoninio smūgio metu, apsaugos elementai esantis galvos ir kaklo srityje sušvelnina smūgį. Tačiau automobilinė kėdutė turi visiškai atitikti vaiko amžiaus grupę, kuri atitinkamuose modeliuose yra nuo 9 mėnesių iki 12 metų amžiaus. Galvos ir pečių atramos aukštis ir plotis reguliuojami vienu rankos paspaudimu. Prie augančio vaiko prisitaiko ir reguliuojamas 3 pakopų sėdynės prailginimas kojoms. Priekinio smūgio atveju optimaliausiam saugumo užtikrinimui naudojamas saugos staliukas. Saugos staliukas suteikia geresnę apsaugą kūdikiams nuo kaklo traumų nei įprasti automobilinės kėdutės diržai. Be to saugos staliukas suteikia daugiau judėjimo laisvės viršutiniai kūno sričiai. Vaikas jo dėka nesijaučia suvaržytas. Net kai pirmasis prototipas būna pagamintas, kompiuteriu yra atliekami avarinių situacijų testai. Tai leidžia automobilinę kėdutę išbandyti dar jos kūrimo procesui nepasibaigus. Tokie testai atliekami ir automobilių gamybos pramonėje. Vykdant testus, inžinieriai gali stebėti, kaip skirtingų avarijų atveju automobilinė kėdutė ir joje esantis vaiką imituojantis modelis reaguoja į jiems tenkančią smūgio jėgą. Tik taip išbandytas automobilinės kėdutės modelis gali tinkamai užtikrinti saugumą ir realiame gyvenime. Taip pat šioje gamykloje yra sumontuojami ir kiti automobilinę kėdutę sudarantis komponentai. Automobilinės kėdutės užvalkalas yra pagaminamas iš lengvos, bet labai tvirtos medžiagos. Kojų ilgio reguliavimo paketas jau būna sumontuotas į kėdutės korpusą. Sėdimoji dalis pagaminta iš komfortiškos ir minkštos putos, kuri aptraukta kvėpuojančia ir tvirta medžiaga, užtikrina patogų sėdėjimą. Įprastiniai automobiliniai saugos diržai segami po automobilinės kėdutės porankiais yra naudojami vaikams nuo 4 metų. Štai po šiais porankiais ir yra sumontuoti kiti smūgio amortizatoriai. Įprastiniai saugos diržai yra kuriami atsižvelgiant į suaugusius automobilio keleivius, o ne į vaikus, todėl eismo įvykio atveju vaikai patiria didelį smūgio poveikį. Kiti smūgio amortizatorius sugniuždamas sugeria automobilinių saugos diržų veikiamą jėgą eismo įvykio metu, taip sušvelnindamas smūgį ir apsaugodamas vaiką. Šoniniai apsauginiai elementai, taip pat galvos apsaugos elementai yra integruoti atloše. Šoninio susidūrimo atveju juoda smūgį sugerianti medžiaga ELP apsaugo organizmą nuo pavojų iš išorės, pavyzdžiui, sulamdytų automobilio durų. Autokėdutėse Kidi Energy Pro galvos ir pečių srityse naudojama aukštos kokybės medžiaga Honeycomb V2, bičių medaus korio tipo. Tai apsaugo galvą ir pečius nuo smūgio automobilinės kėdutės viduje. Aktyvi jėga smūgio atveju šios medžiagos absorbuojama švelniai ir tolygiai. Vėliau putplasčio medžiaga iš komforto sluoksnio yra priklijuojama ant korpuso, tai daro paviršių minkštą ir patogų. Kadangi automobiliniai saugos diržai yra skirti standartinio ūgio suaugusiems, saugos diržai būna pavojingai arti vaiko kaklo srities. Siekiant išvengti traumų rizikos, specialus diržų užkabinimas pridedamas prie galvūgalio. Segant saugos diržą būtina naudoti šiais diržų užkabinimo priedais. Pakelimo technologija leidžia lengvai be saugos diržų atsegimo pakelti galvos atramą į viršų. Unikalus reguliavimo mechanizmas vienu metu leis pakelti aukštį ir pečių plotį viena ranka. Jis jungia galvos apsaugos elementų ir šoninio apsaugos elementų reguliavimą. Automobilinės kėdutės aukščio ir pločio apsaugų reguliavimas gali būti pritaikomas kiekvienam amžiui. Tai suteikia daugiau saugumo ir komfortiškumo. Taip pat svarbu dėl ergonomiškumo, nes vaiko stuburas dar yra vystymosi stadijoje. Pagaminta automobilinės kėdutės nugaro atlošo dalis pritvirtinama prie sėdimosios dalies. Tai daroma naudojant specialius sujungimus, kurie leidžia kelionėje automobilinę kėdutę atlošti, norint sukurti vaikui poilsio padėtį. Saugos staliukas taip pat pagaminamas naudojant EPP medžiagas. Jame taip pat sumontuotos apsauginės minkštos putplasčio medžiagos bei diržo prisegimo mechanizmas. Saugos staliukas aptrauktas tvirta medžiaga. Taip pat prie saugos staliuko priekinės pusės pritvirtintos spaudės, prie kurių patogu prikabinti vaikiškus žaisliukus. Dabar automobilinė kėdutė paruošta naudoti.
Prieš tai dizaineriai sumodeliuoja automobilinės kėdutės spalvas ir išorinį apsaugų nuo smūgio dizainą. Audiniai yra atsparūs ugniai ir pralaidūs orui. Norint sėdint jaustis komfortabiliai ir neprakaituoti, net tada, kai lauke labai karšta, yra naudojamas 3 lygių Thermotex audinys. Užbaigta išorinė dalis, sudaryta iš kelių medžiagų, yra tvirtinama ant automobilinės kėdutės korpuso. Tvirtinimas vyksta naudojant spaudes, todėl medžiagos gali būti lengvai nuimamos ir keičiamos. Atlikus kokybės kontrolę prikabinamos žymės. Mėlynos spalvos žymė patvirtina, kad automobilinė kėdutė atitinka ergonominės savybės. Raudonos ir baltos ECE žymės nurodo, kad automobilinė kėdutė atitinka galiojančius europinius saugos reikalavimus. Sėdynė yra supakuojama ir laikoma visus standartus atitinkančiame sandėlyje, kol bus išsiųsta. Automobilinė kėdutė demonstruojama šiame video skirta vaikui nuo 9 mėnesių iki 12 metų. Saugos staliukas skirtas mažesniems vaikams iki 4 metų. Vyresniems vaikams, kaip ir ši 10 metų mergaitė, automobilinės kėdutės aukštis ir plotis yra reguliuojama aukščio ir pločio reguliavimo įtaisu ir pritvirtinama kaip įprasta automobilinių saugos diržu. Svarbu, kad vaikas iš tikrųjų tilptų automobilinę kėdutę tol, kol jie privalo ją naudotis. Tik tada vaikai sėdės saugiai ir patogiai. Linkime smagios ir saugios kelionės.